Tai pagal dabartinius įstatymus, ką čia jie žada priimti, turbūt nuo kitų metų, jie čia žada viską, kažką tai projektą priimti, tai kiek reikės uždirbti realiai, kad pasiimti savo milijoną? Nu, mažiausiai 2 milijonus. Nes jeigu tu milijoną uždirbsi, tai greičiausiai būsi PVM mokėtojas, jo? Tai 21% PVM sumokėsi ir tau greičiausiai bus įjungtas 36 arba 32, jie ten diskutuoja. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Tai jau tuos du dydžius sudėjus, 36 plus 21, jau mes gaunam virš 50. Nuo PVM GPM neskaičiuojamas, tai taip grubiai skaičiuojant, fiziniam asmeniui reikėtų uždirbti 2 milijonus, kad liktų milijonas, bet čia neskaičiuojam, kad jam dar reikės mokėti sodrą. Tiesai sodrai įsijungs lubos, tai ten bus nedaug, apie kokią maksimum iki 10 000 eurų į metus. Tai nekeisto milijono sumos, nes lubos įsijungia. Ir dar sąnaudos reikės patirti. 2 milijonai iš oro nepasidaro. Tai reikės daug dirbti.